Net ir pasiūliau pati susiformavo, bet tiesiog išplaukė iš bendrų diskusijų tokio kaip ir objekto. Keli pranešimai buvo maždaug su šita linkme. Ir tiesiog labai gerai suskambėjo ir nusprendėm, kad akcentuotis prie šitos nūdienos, galim sakyti, temos. Tai jinai kažkuria prasme, galim sakyti, yra kažkiek ir postmodernistinė, nes šiais laikais tai yra dekonstrukcija postmodernizmo vienas iš tokių kaip po svarbių paradigmų. Kita prasme yra ir daug čia psichologijos. Tai vat planavom, kad bus sujungta ir menas kažkiek tai, kur su dekonstrukcija daugiau susijęs yra, daugiau siejamas yra. Ir psichologija, kuri liečia žmogaus kūrybos visokias pusės, ypač ir menas liečia. Pasistengsiu aš pasakoti, nes ką susirašiau, man nepatinka. Ir kaip visada, tai gaunasi toksai daugiau mokslinis tekstas, o mokslinis tekstas tai yra labai sausas ir negyvas. Tai vat, kas daugiau man svarbu ir man atrodo, tas atsišaukė ir tą bandysiu kažkaip tai išdėlioti. Kaip mano tema vadinasi bendro lauko kūrimas ir dekonstrukcija, tai teks paliesti visas 4 matyti sąvokas, nes visos turi savo pusės ir kažkokią bendrą vizimą. Kaip tą galima suprasti ir koks čia gali būti aktualumas mums ir bendraja prasme, ir mums psichologams, dailininkams ir visuomeniai. Gali būti taip pat. Tai šiaip įdomu dėl kūrybos, tai mano labai sena tema, aš jau nuo studijų laikų nebėgėjęs ir net diplominis buvo kažkada parašytas apie kūrybą. O dekonstrukcija tai buvo išleidęs iš akių visiškai ir kaip ir dauguma matyt mane, kad tai yra tokia atvirštinė kūrybos pusė. Bet tai yra tokia kaip ir su minuso ženklu. Tai kūrimas ir visuomenė dažnai traktuojamas kaip po kažkokias tai mūsų vidinės galios, mūsų tas toksai galėjimas padaryti naujo, turėjimas kažkokio tai įkvėpimo šaltinį ir taip toliau. Dažnai siejamas ir kūrėjas, kaip žmogus, kuris kažko išsiskiria iš kitų žmonių, kūrėjas ir nekūrėjas, nekūrėjas, tai toksai daugiau kaip darbininkas, produkuotojas, toksai kopijuotojas ir panašiai. Tai su ta pusė ten pakankamai daug yra visko padaryta, išsiaiškinta ir kūrybos procesas pakankamai aiškus, su savo sunkumais, galim sakyti, duobėm, su jausmu, kuris neegzistuoja, ar jausmais, ir kažkokia tai produkcija, kažkokia tai atradimų ar dar kažko tai. Tai jau pertais metais čia buvo konferencija apie kūrybą, tai negalėjau dalyvauti, nes tuo metu dalyvavau dailininkų planelį. Tai irgi atsiliečiau prie kūrybos proceso, pats nesu dailininkas, bet man tas labai domina iki šiol. Tai ten teko diskutuoti su šiuolaikiniu labai žymiu grafiku Vilučiu, gal kas girdėjęs tą pavardę, ir šnekėjomės apie kūrybą, kūrybos, meno kūrinius, nes kūryba ir menas mes yra susijęs daugumai. Ir jo procesą. Tai vat, su kuo mes, kaip sakant, diskusijos eigoje priėjome, sutikom praktiškai abudu, tai
kad kūryba yra turbūt labiau svarbus pačiam kūrėjui negu tam, kuris paskui susiduria su jo produktais. Nes tas, kuris, arba tie, kurie jau mato kūrinį arba juo naudojasi, tai jie tik tai įžvelgia pačią to kūrinio kažkokią tai, ar tai meninė vertė, ar tai gali būti ir net pragmatinė kažkokia vertė, o procesas jisai išnyksta. Iš viso, iš to suvokimo, galbūt išskyrus vieną kitą atveją, kai dailininkas, ar nebūtinai dailininkas, tas, kuris kažką tai daro, jisai įtraukia į savo procesą daugiau žmonių, tai, pavyzdžiui, koks nors filmų statymas, jisai gali būti jau ir vertingas daugiau žmonių, arba šiuolaikinis menas, kuris naudoja tą įtraukia žiūrovą į tą procesą, visokie happeningai ir panašiai. Ir dar kažkiek tai galbūt teatras, kur žmogus irgi dalyvauja. Galbūt iš principo daugumoje proceso neegzistuoja, su kažkokiais atskirais atvejais. O kūrėjui, jeigu jis orientuojasi būtent į kūrybą, tai būtent tas procesas tampa pačiu svarbiausiu. Nes galutinis rezultatas, visai yra, bet kaip ir man pačiam teko dalyvauti ir stebėti, jisai daugumoje nėra užbaigtas. Tai dalykas pasako stop, kad tuo metu, nes ten, jeigu kokį kitą kūrybą, ten tokį rašymo kūrybą, šitų rašytojų, tai irgi pasako kažkokie vietoj, kad jau viskas baigta, užtenka čia zurinti, dailinti ir taip toliau. Tai tas procesas, jisai jam yra svarbiausia, nes dažniausiai patys menininkai nereflektuoja taip, kad jisai yra būtent labai svarbus. Bet tie, kurie reflektuoja, tai pasinėja ir būna, ir tai yra jau atskiras gyvenimas. Kaip filosofija, galim sakyti, yra gyvenimo būdas, taip ir meninė kūryba irgi gyvenimo būdas. Ir kai tame būname, tada ir galima patirti tai, ką aš vadinu čia laukų, bendras laukas biškai daugiau, bet kūrybinis laukas. Ne tik ta erdvė, kurioje ten vyksta, bet ir ta atmosfera, išgyvenimai, jausmas ir taip toliau. Ir kažkokio tai vidinio pasaulio išreiškimas. Suvokimo galbūt išreiškimas, kaip kas čia jau supranta. Tai kas liečia daugumoje meninę kūrybą, kurią taip galbūt yra lengviausiai suvokti ir produktą jo suvokti, kaip tai yra meno kūrinys, ir procesą suvokti, kad tai yra kūryba. O kas liečia jau mokslinę kūrybą, tai jau žymiai sudėtingiau, nes mokslas jis nėra apibūdinamas kaip artimas menai, tai yra jo kažkoks ieškojimas, kažkoks tai bandymas susigaudyti, tenai susidėlioti kažkokiose savo hipotezėse, koncepcijose ir taip toliau. Ir ten produktas irgi labai nėra aiškus, nes mokslinio, taip sakant, atradimas, jeigu hipotezė ar mokslinis kažkoks rezultatas, jisai labai sunkiai gali būti įforminimas ir aiškiai matomas, būtent, kad čia yra būtent tai, ką jisai padarė, sukūrė ir panašiai. Dažniausiai tai yra kažkoks tekstas arba kažkokios tai formulės, jeigu tai yra matematika, dar kažkas tai, prie ko buvo prieita, ir kažkokios tai išvados, bet tai nėra labai aiškiai suvokima, kad kūrybos rezultatas. Daugumą esat rašę ir žinote, kad išorinis koks nors vertintojas, jisai gali labai lengvai tą sudirbti. Jūsų tekstą ir tai, ką jūs norėt išreikšti, ką atrado ir panašiai.
Ir be to dar su mokslu yra kūryba dar viena pusė, kur dažnai painiama, tai yra technologijos darimas, aš net nevadinu kūrimas. Tai, daugumą, ką dabar darome kaip mokslą, iš tikrųjų darome technologijas. Tai nėra mokslas. Tai yra vis didesnis tobulinimas, gražinimas, ten kažkokių tai pritaikymo galimybės skleidimas ir kažkokio tai galbūt konkretaus netgi produkto sukūrimas. Galbūt ne tas pats žmogus, kuris technologijos kūrė, bet jisai, kuris duoda kaip instrukcijas arba tenais tą visą schemą pateikė. Ir va šis laikmetis mūsų įdomus tuo, kad beveik mokslo nebeliko, o labai daug yra technologijų. Tai va, ir jeigu taip žiūrėti, didesnė dalis žmonių pasaulyje užsiema vienos technologijos kūrimo, tai yra kompiuterio technologijų kūrimo. Programavimai, visokie ten saitai, Facebookai, visą tai yra kompiuterinės technologijos. Ir daugybė žmonių tame dalyvauja, bent jau. Tai vienintelis kūrimo aktas, jeigu mokslinė prasme žiūrint, tai buvo Vynerio atradimas kažkada tai padarytas dėl informacinių sistemų ir toliau viskas labai greitai virto į tam tikrų technologijų išsipildymą. Tai va, technologijos, jos yra susijęs daugiau su žmogaus sugebėjimu valdyti, naudoti savo visas galimybės kaip įrankis. Technologija tai yra šiaip jau savotiškas įrankių plėtojimas žmogaus. Ir ten kūrybos tokios kaip priimta laikyti, tai naujo atradimas, kitoks požiūris, galima sakyti, ten to nėra. Tai, jeigu taip jau lyginsime meną, meno kūrinys ir dizainas. Tai meno kūrinys tai yra kažkoks paveikslas, o dizainas yra performinimas paveikslas. Galbūt rėmai, pavyzdžiui, tokia analogija, atrodo, visiškai tiktų. Ir aišku, mene tai rėmai galbūt ir kam svarbus, nežinau. Bet daugumai žiūri vis dėlto į paveikslą, o ne į rėmus. Tai o moksle dabar yra tokia paradoksali situacija, kad vis dėlto dažniausiai žiūrima į tuos rėmus, kaip jie bus naudojami ir taip toliau, o to turinio taip ir nėra. Šiaip ne mano pastebėjimas, daugybė mokslininkų iš šiuolaikinių tavo tyrinėtojų, mokslo istorijos tyrinėtojų, tai yra pastebėję, kad praktiškai nuo Antro pasaulinio karo jokių atradimų pasaulyje nebuvo padaryta. Mokslinio atradimų, tai mokslinis kūrimas kaip ir nebuvo. Dėja, naujų, kaip sakant, elektros lempučių neišrado kokie popovai, nei ten tipo kažkas tai tokio, nei ten kokios antigravitacijos nieks neišrado, nežas, taip šneka, tai neįrodė. Bet pastatė didžiulis greitintuvus, ten bando visokios darelės leidžia per tarpusavį ir žiūri, kas ten darosi. Tai psichologija irgi tas pats, jeigu tai pažiūrėti, pas mus jokių naujų mokyklų po Antro pasaulinio karo praktiškai nesusikūrė. Irgi yra tam tikras etapas ne kūrybinis, o technologinis. Tai kūrybinis buvo daugumoje nuo kažkur tai 20 amžiaus pradžioj iki vidurio. Gal šiek tiek dar po Antro pasaulinio karo, šiek tiek Amerikai, ten kai susikūrė humanistinė psichologija, gestalt terapija ten išsivystė. Galima dar laikyti, bet paskui įvyko sustingimas ir dabar mes ką turime, tai geriausiu atveju tai yra naujų mokyklų atsiradimas, kurios atsiranda susiliejus keliom, simbiozės tam tikrų būdų, o ne sugeneruota, kad būtų. Išskyrus vieną kitą autorių, kuris
neša, kaip sakant, savo vėliavą iškėlęs, bet jo dažniausiai nelaiko kaip atskiros mokyklos. Netgi Lietuvoje, kaip žinome, tai yra daktaras Aleseičikas su gyvenimo terapija, tai va, bet nelaikomas į atskirą mokyklą, tai yra egzempliorius ir tiek. Tai čia tokia situacija, kai kūryba tampa labai tokia, sunkiai išreiškiama, apčiuopiama ir visumoje, jeigu taip žiūrėt kultūros terpiai, dauguma šiuolaikinių kultūrologų laiko, kad mes gyvename viduramžiuose. Iš tikrųjų, esame išėję iš to ieškojimų, kūrybinio ieškojimo ir atradimų kelio ir esame tam tikram sąstengį. Tas sąstengis, jisai nėra toksai jau, kaip sakant, ir blogas, bet labai aiškiai būtų svarbu įvardinti. Ir labai daug visokių požymų jeigu lyginti istorinės etapus, pavyzdžiui, kas buvo analogiško Europoje, tai viduramžiai, tai kai daugybė ten šimtmečių ten buvo, ne 10 metų. Sąstingis, kai nieko nevyko, paskui savo laiku buvo įvykęs renesansas, kuris išvedė į kažkokį tai naują etapą. Ir tada būtent galim sakyti, kad viduramžiuose praktiškai kūrybos nebuvo, bet ten tuo metu, kaip daug kas kristalizavosi, savokos kristalizavosi, formavosi, konceptualinis aparatas, galima sakyti, iš ko paskui vėliau jau turėjo tam tikrą išeigą ir tam tikros kūrybinės galios žmogaus ir ne tik galios, bet ir labai daug visokių naujų atsirado tikrai kūrybos proceso pasiekoje sukurtų produktų, o ne padarytų tiesiog technologiškai. Tai mūsų epochoje, sakyti, postmodernizmas tampa tam tikrų ženklų, jeigu taip galim pasakyti, to įėjimo į viduramžius, nes modernizmą dar galim laikyti kūrybiniu. Nes ten buvo vis dėlto naujos formos, naujos matymo galimybės, išreiškimo galimybės ir taip toliau. Labai akivaizdu, tas yra vaizduojama mene. O postmodernizmas, jisai pradėjo eiti link tokios beautorystės, samplaikos, išskaidimo ir įvedęs dekonstrukcijos terminą kaip priešingą, galima sakyti, kūrybai. Ir mano galva, čia yra labai svarbus tas momentas ir svarbus ir menai, ir psichologams susivokiant, kad dekonstrukcija yra labai svarbus kūrybos elementas, ar jeigu žiūrėt procesiškai, tai tam tikra dalis kūrybos. Tai ne tik tai gali būti kaip atskiras kažkoks tai bandymas kažką tai daryti, kaip būdas, bet kaip po dalis, be kurios praktiškai neįmanomas, arba labai sunkiai suvokiamas kažkokio tai tolesnio kūrybo proceso. Ar jūs čia kalbate apie valdomą dekonstrukciją ar nevaldomą? Šiaip visumai dauguma yra nevaldoma dekonstrukcija. Bet mene, jinai stengiasi ją valdyti. Aš neku bendraja prasme apie bendras tendencijas. Mūsų kultūrai, vakarų kultūrai, dauguma, aišku, bet per visus. Dekonstrukcija, jinai užbaigė tai, kas buvo išsemta ankstesniuose, kaip sakant, etapuose. Arba, kai ilgą laiką vyksta kažkokia kūryba remiantis tam tikrais postulatais, kiekviena šaka, tai būtų psichologija, tai būtų
menas jisai savo laiku turi susiformavęs savo pasaulėžiūrą su savo postulatais ir jais daugumai remiasi. Bet ateina laikas, kai visą tą, kas buvo susiformavę, jinai tampa, taip šnekant, nebegyva, išsemta, tokia jau nebeturinti, nebeįkvėpėti kitų, nebeliečinti, jeigu taip žiūrėti žmogų, nebeliečinti žmogaus vidinio pasaulio. Jisai tarytum gaunasi tam tikras ritualas, technologija, taip pat galima sakyti, irgi kūrybinė technologija, kaip į ką būtent remtis, į kokios formos yra ten svarbios ir panašiai. Ir dekonstrukcija labai gerai matosi, galbūt ir mene, jeigu taip palyginus, kas buvo 19 amžiaus klasicizmo tokia epocha, ir su savo požiūriu, kaip išreikšti matomą pasaulį, daugumai turiu galvoje vaizduojamąjį meną. Ir iki begalinio tikslumo, iškrapštymo buvo daromi tie kūriniai. Ir dauguma dailininkų tuo metu orientavosi į kuo tikslesnį, kuo aiškesnį vaizdą. Kol neatsirado kitos mokyklos, pradedant impresionistais ir taip toliau, kurios, iš pradžių ne mokyklos atstovai, kurie suabejojo visais tais postulatais ir įvedė. Tai jie dekonstravo, galima sakyti, aišku, tokį realistinį modelį pasaulio suvokimą. Įvesdami savo. Ir praktiškai gavosi taip, kad realizmas jisai tapo kaip po buvusių, praėjusių etapų ir naujas etapas kūrybos ir galėjimo kažką daryti, tai to pasaulio perleidimas per labai subjektyvę kūrėjo prizmę ir tą sugebėjimas išreikšti darbe. Tas naujas etapas, jisai tęsiasi beveik iki šių dienų, kol pagaliau neėjo tas jau postmodernizmas jau su kitokiais principais. Tai dekonstrukcija, jinai išvadavo, galima sakyti, meną iš užsiciklinimo, ir ne tik meną, ir visą kas aplinkui su juo susiję. Ir įvedė galimybę naujam požiūrį. Jeigu taip žiūrėti, tai mitologijoje, kaip analogija, yra suvokiamas pasaulis kaip cikliškas. Erdvės reiškimasis laike, galėjimas kažką žmonėms juose daryti, tai galimas iki tam tikro momento. Ten ciklai labai įvairūs, kiekvienos tradicijos skirtingi gali būti, bet dauguma yra kokie metai, dažniausiai laikomi. Metų pabaigoje jaučiama ta energija, kuri juos stumia, jinai baigėsi. Ir tada yra įvykdoma dekonstrukcija tos sistemos. Tai yra, galim sakyti, jeigu taip analogija su žmogum, tai mirimas kažkoks, tai kad iš naujo vėl atsirastų tam tikras šaltinis, kuris suteikia vėl kažkokį tai vidinio galios, įkvėpimo, jausmo ir taip toliau. Ir iš to vėl galima žengti link naujų kažkokių tai paieškų. Tai čia tokie kaip cikliškumas, kaip būtinas žmonių gyvenimo principas. Jis šiuolaikiniam gyvenime yra beveik išnykęs, išskyrus tenais kažkokius nedidelius tokius etapus, kai kažkas tai pasiskiria, bet tenais, tarkim, kaip savo laiku buvo Petiliepskos Sovietų Sąjunga, tai savotiškas ciklas, ar tenais koks nors paskelbimas kažkokio tai projekto tenais tvarkos, irgi tam tikras ciklas.
Bet daugumoje tai tie metai jie jau nebeturi, nebeneša to, galim sakyti, mitologinio laiko ir daugumoje yra toksai kaip ir nuoseklios linijos buvimas. Tai ir visoje kultūroje tas pats labai aiškiai matosi. Ir dėl to labai svarbu tampa atsiradimas tam tikrų momentų ar tam tikrų jėgų, kurios sugeba sugriauti, ir paskui, kad galėtų įeiti naujas jėgas. Tai ta dekonstrukcija tampa, nors ir gana nelengva, bet labai svarbia dalimi. Ir jeigu taip žiūrėt šiuolaikinį pasaulį, tai kas bando sugriauti, kažkokios tai supūvusios normas, tarkim, taip, arba įsisenėjusios taisyklės, kurios yra jau nebe aktualios. Ir tie žmonės ar veikėjai, ar kūrėjai yra laikomi, ne kūrėjais, o dažniausiai griovėjais. Tai nors iš tikrųjų jų funkcija yra labai svarbi. Tai galim sakyti, čia ta lauko sąvoka, laukas tai yra tam tikra energija, kuri skleidžiasi laike ir reiškiasi toje erdvėje, kurioje, jinai yra galima, priimtina žmonėms. Tai laukas visada turi tam tikras ribas, tam tikrus rėmus ir tam tikrą laiką. Ir savotišką energiją. Tai lauko prasme, tai ta kūryba yra savotiško lauko sukūrimas, galim sakyti. Įvedimas, išsprendimas ir toliau. Ir žmogus, kuriantis tą lauką, žmonės kuriantis lauką, jie įneša savitas naujas galimas energijas ir iš to gaunasi kažkokie tai nauji kūriniai. Ir labai aiškiai, jeigu prisimenat, ypač socialiniai procesai labai gerai tos demonstruoja dalykus, tam tikras, kai buvo Rusijoje ta revoliucija 17 metais, ten buvo didžiulis įkvėpimas, kuris užsibaigė praktiškai apie kokius 60-70 metus su visokiais dažnais bangavimais. Ir po to labai aiškiai matosi tas, taip vadinamas, degeneracijos procesas, tai yra kai užsistovėjimas ir konservavimasis kažkoks tai, bet labai aiškus laikymasis tam tikrų tų taisyklių ir normų, kurios buvo pradžios sudarytas. Šiuolaikinė pasaulyje irgi tas pats yra su demokratija, jeigu taip pasižiūrėti. Demokratija irgi savo laiku buvo labai Graikijai, senovės Graikijai pirmiausia. Tai buvo labai svarbus principas. Tai ir su žmonių laisvė, galėjimo išreikšti savo nuomonę, taip toliau. Dabar demokratija, jinai tapusi yra labai daug visokių nusileidimo ar iškreipimo ir taip toliau. Ir jinai nebeturi to pirminio kaip po energijos, kurį vestų ir reikštų žmonėms išreikšti savo tai, kas jiems aktualu yra. Ir daugumai, kaip ir prie Brežnevo, taip ir dabar, jinai yra prie Brežnevo Sovietų Sąjungai, tai dabar vakarų pasaulio daugumoje jinai tokia yra labai amorfiška, jo naudojamasi kaip terminu, kaip apibūdinimu, kaip vertybė ir taip toliau. Bet iš tiesų jinai savo tą užbaiginėja. Ir tai dekonstrukcijos elementai, kurie būtent svarbus peržiūrėjimui ir galėjimui įeiti naujams, jie yra neleidžiami. Tai jeigu pasižiūrėti, tai visi, kas bando kažkiek kišti galvą, jie iš karto yra nuskinami.
Tai bet kokie revoliucionieriai, bet kokie anarchistai, bet kokie tenais nonkonformistai, yra jie laikomi negatyvia jėga ir taip toliau. Ir bandoma su to sudaryti. Tai yra labai natūralus, kaip sakant, kažkokio tai etapo pabaigos, kaip požymis. Ir psichologija pas mus, jeigu tai pažiūrėti, irgi panašiai darosi. Tai jeigu žiūrėkite, tų įstatymų labai norėjimas, kad būtų jie, tai irgi praktiškai rodo reglamentavimo įvedimą, kaip atrodytų labai svarbią kaip galimybę dirbti, bet iš tikrųjų didžiulį suvaržymą, negalėjimą toliau ieškoti, rastis, kurtis ir taip toliau. Dabar aš neįsivaizduoju, kad galėtų įsisteigti asociacija panašiai humanistinės psichologijos asociacija šiuo metu. Neįmanoma praktiškai. Ir ne tik dėl to, kad interesas yra sumažėjęs, bet iš tikrųjų, nežiūrint to, kad yra visos teisinės galimybės, tokios naujo darinio nepriims visos kitos likusios mokyklos. Tuo metu buvo labai natūralu. Tai būsi balta varna, ar baltas varnas nesusirinkė. Tai irgi galima sakyti tam tikras nepageidavimas destruktyvus elementas. Pas mus tada čia nieko, vakaruose tai iš viso tenais sudaromi šitie registrai, visokie tenais psichoterapinės mokyklos, tenais viskas susidėliotas, suskaičiuota, galima sakyti, tenais nekrustelsi naujai mokykloje. Tai viduramžių etapas ir šiuolaikinėje epochoje jisai labai tampa akivaizdus. Umberto Eco yra tą minėjęs, jisai sakė, kad neišvengiamai mes esame patekę ir neaišku, kada iš to išeisime. Bet jeigu taip žiūrėti bendro lauko požiūrį, tai aš apie lauką minėjau, o bendras laukas tai yra tai, kas sukūriama eilė žmonių. Jeigu vienas žmogus, kūrėjas, jisai gali formuoti kažkokią tai erdvę, kurioje jisai išreiškia savo jausmus, požiūrės ir taip toliau, visą tai yra juntama. Bendras laukas formuojasi iš daugybės žmonių ir ten yra dažniausiai labai sunkiai, galima nurodyti, kas būtent formuoja, kokie konkretūs žmonės. Kartais galim, kartais negalim. Ir ten dažniausiai labai sunkiai yra įsisąmoninti, kas būtent suveda, sueina ir svarbumas kažkoks tai, būtent dėl ko tas visą daroma ir panašiai. Tai bendro lauko atsiradimas, jisai visada yra labai, sveikintinas ir praturtinas visumoje visus aplinkui. Taip pat kaip ir išnykimas, taip galima sakyti, jeigu jau laukas bendras atsisėdas, jo išnykimas irgi visus išlaisvina nuo to lauko. Ačiū Dievui, jisai numerė, kaip sakoma. Panašiai kaip ir su to bendru lauku. Ačiū Dievui, subirėjo ten tą sistemą. Tai bendras laukas, jisai psichologiškai, žiūrint, tokia labai paprasta analogija yra, kas dirba su grupinis jausmas. Tai labai aiškus toksai bendro lauko požymis. Tai tas jausmas yra bendrumo jausmas, mes jausmas. Paskui, čia kaip požymiai, kurie dar neturi konkretybių. O paskui jau tenais konkretybės atsiranda, kai yra užsiduodama kažkokio ten tikslų, reikalo ir panašiai. Ir tas bendras laukas, jeigu psichologiškai žiūrėti grupėse, seminaruose, jisai susiformuoja pats, didelė dalim atsiranda, o kartais ir neatsiranda.
Tai čia yra daug ir paslaptis, neaiškumo, būtent gali užduoti kažkoks tai grupės lyderis, gruppenführeris, kaip aš vadinu. Tai žmogus su ypatingom kažkokiu tai galima, ne, mokėjimus panašiai. Bet tai irgi kartais būna, kartais nebūna. Tai grupinis laukas, jisai analogiškas kaip mikropavyzdys, galim sakyti, bendro lauko, kuris visumoje, jeigu tai pažiūrėti, žmonės daugybėse grupių jos kūrė, jas išgyvena kaip nuotaikas, kaip po savijautą, kaip po, aš dar gali įeiti, aš esu šui pasirašęs, bet dabar kol aš rašiau. Klauštės, nuotaikos savijauta, kažkoks tai svarbus vidinis jausmas. Ir juo remiantis, jie suranda, galim sakyti, kontaktą vienas su kitu. Tai yra galėjimas normaliai būti ir sugyventi tarpusavį. Tai jeigu žiūrėčiau laikinę visuomenę, tai tų bendrų laukų jų yra labai visko mažiau mažėja. Ta prasme, jų įtakojimasis, jų formavimasis. Jeigu žiūrėt, šeima irgi yra sukuria savo bendrą lauką. Turėtų sukurti, bet kaip šiuolaikinė patirtis rodo, didelė dalis šeimų tas bendras laukas taip ir neatsiranda. Arba būna kurį laiką ir paskui jisai nunyksta. Ir dekonstrukcija įvyksta. Ir tada jau taip darau, kaip sakant, kas toliau visokių istorijos būna. Tai visumoje bendras laukas, jisai yra galbūt daugiau jausmas ir išgyvenimas, bet jis visada su juo eina kažkoks turinio išskleidimas ir galim sakyti, savotiškos istorijos, mitologijos gimimas. Ir tai forminasi į tai, ką mes vadiname visumoje kultūrą. Galų galiau, kur mes gyvename kaip žmonės, mes gyvename kažkokie kultūriniai terpiai, kultūriniam lauke. Tai tas kultūrinis laukas yra užsiformavęs daugybės tų bendrų laukų pasiekoja. Kai kur galbūt tie laukai yra susijęs su kokiu vienu kitu veikėjų, žmogum, kuris kažką įnešė, bet daugumoje tai yra daugybės kartų pasiekoja. Ir čia labai įdomu, kai kada tas kultūra būna, kaip sakant, gyva, kai kada būna mirus, tarkim. Gyva, kai jinai gali jau realiai juose nebūti, ten kokių nors, kokios, graikų, senos graikų kultūros, kokius meno kūrinius, ten Afroditė, Apolonas, kurie išlikę yra, tai jie tarytum jau praradę tą savo sąsąją su ta bendraja erdve, kurie buvo sukurti, bet jie savo vidinę atogarsį, kuris yra išgyvenamas kaip gyvas kūrinys. Jisai iki šiol yra veikiantis. O kai kurie, ir netgi šiuolaikiniai, kaip sakant, dirbiniai, jie nesukelia nieko. Tai praktiškai juos negalime atlaikyti tokiais kūriniais, nes jie nėra susiję su to kūrėjo, to darytojo vidiniu lauku arba su žmonėmis, kurie suvokė ir irgi nesišūkė su jų vidinė kažkokia tai laukų išgyvenimis ir panašiai. Tai bendras laukas yra labai svarbus mūsų galėjimui gyventi šitoje erdvėje visumoje. Tik tai, kadangi jisai yra sudarytas iš gana daugybės visokių, mažesnių laukų arba persidengiančių laukų, panašiai kaip miškas. Yra miškas ir jame daugybė visokių kitokių dar pakankamai
egzistuojančių biologinių erdvių, ten samanos, uodai skraidantis, šernai bėgiojantys ir panašiai. Tai yra atskiri bendri laukai, bet jie įeina į tą miško bendrą lauką, į jo erdvę. Taip ir šiuolaikinio žmonių kultūros erdvėje, galima sakyti, tas pats irgi vyksta. Tai baigiant, jau žiūriu, laikas eina iš pabaigą, kad čia galėčiau akcentuoti, kad bendro lauko kūrimas arba bendro galėjimas jį kurti suteikia galimybę žmogui iš viso reikšti savo vidinį pasaulį ir iš to galėjimą sukurti kažkokį tai daiktą, kažkokį tai meno kūrinį panašiai. Jeigu jo nėra, netgi didžiosios kūrėjas, jisai atsidurs aklavietėje. Ir dekonstrukcija, čia būtent labai svarbus tas momentas, kai kažką reikia užbaigti, su kažkuo tai kažką palikti ir su kuo galbūt sunku skirtis. Ir čia tas ryžtas išreikšti savo jau kaip žmogaus ne tik kaip kūrybinės galės, bet ir galėjimą griauti, naikinti ir panašiai. Aišku, atsižvelgiant į visus etinius principus ir visą kitą, čia jau kiti dalykai, bet to stabdyti, kaip dabar tolerancijos tas bumas, tai praktiškai irgi dekonstrukcijos stabdymas yra. Jisai naikina žmoguje, jeigu tai pažiūrėti iš tikrųjų, prieimą prie vidinių energijos šaltinių, iš kur jis eina. Ir kūryba, ir tai, kai jisai tampa žmogumi kaip visumoje. Ir čia galiu prisiminti kaip pavyzdį, kaip analogiją, tokia kaip užbaigimui. Stanislavas Lemas savo laikų 60 metais kažkokiais parašė knygą, kai vadinasi Sugrįžusių žvaigždžių. Aprašo žmonės, kurie grįžta į Žemę, kosmonautai, maždaug po 100 metų, o Žemėje yra totali saugi visuomenė. Tai yra, visiems yra daromas skiepai nuo agresyvumo. Ir galų gale gaunasi taip, kad žiūri, kad per tas 100 metų jie nieko taip ir neatrado. Tai kaip ir buvo, tai visiškai absoliutus saugumas, kaip sakant, tu krisdamas iš Dangoraižio pateksi į kokį nors tinklą, neužsimuši. Ir daugybė, ir negalėjimas skydot, nes jokių būdų skriausti, mušti panašiai, tai kaip dabar irgi bumas, su tais, tėvai negali postų. Tai jau reikalas yra. O jeigu mes stabdysime tą, mes stabdysime savyje ir tų pačių vaikuose tą prieimą prie tų šaltinių, kur yra agresyvumas, iš vienos pusės, iš kitos pusės ir kūrybos šaltinis. Tai jie tarpusavy yra susiję kaip vienos lazdos du galai, galima sakyti taip. Ta savo laiku, galima sakyti taip, jeigu psichoanalitikų mūsų tarp yra, netgi Freidas pastebėjo. Tai jis vadinasi sublimacija agresyvumo. Atvirkščiai, aš tai į pirmą vietą sadau kūrybą, o paskui einančią destrukciją. Paskui buvo atvirkščiai padaryti. Tai tokie pastebėjimai. Apie bendrą lauką aš galėjau daugiau papasakoti, čia man daugiau surašyti, bet kaip sakant, paliksim aprašys. Čia uždėmasi, kad klausimų yra tokiais kelios minutės. Sakykit, ką jūs turite omeny, turėdamas meną, kokią konkrečiai šaką kažkokią? Menas turi visumoje. Bet aišku, aš daugiausiai orientuojas, kadangi vaizduojamasis menas yra toks akivaizdžiausias, tai daugiausiai į jį.
Nes jeigu ten rašymas nėra labai toks akivaizdus, ne, jis yra menas, arba tenais kinematografas irgi, jis yra menas, bet jis išėjęs iš teatro, ne, teatras irgi yra menas, bet ten daug kas persipynė. Ten ir dekoracijos yra kaip atskiras dalykas, kaip ir išreiškimas, tai man menas daugumoje vis dėlto siejasi su vaizduojamuoju. Muzika irgi menas, ne, akivaizdus. Kitose registruose, neregėjimo, o klausuoti. Jeigu taip žiūrėti istoriškai, tai daugumoje žmonės, jeigu nuo pradžių kūrė du dalykus. Tai yra paišė tepliojo ant uolų vandenį ir su didelė birbelė, būgnais mušė. Tai buvo pagrindinių jų saviraiškos menės saviraiškos būdai. O visą kitą paskui jau, atsakiau. Ir dar jūs palyginat dabar postmodernizmą su viduramžiais. Taip, bet žinokit, viduramžiais būtent todėl klausiu, kodėl vaizduojamajame mene, tai yra dailynė ir iškoj, aukščiausias yra pilotažas vaizduojamajame mene, išorėje yra architektūra. Tai būtent viduramžiais aukščiausias yra pilotažas dailinis, tai būtent gotikos architektūra. Jeigu įman... Tai pas mus irgi dangoraižiai yra aukščiausias pilotažas. Jeigu pažiūrėti, Dubajų nebūtų nustoja, tai koks ne pilotažas. Bet tai yra aukščiausia išraiška būtent to meninio. Ne tai, kad ten kažkokį tai paveiksliuką pateplioji, padėjai, bet tai yra visuomeniai priimtas būtent tas sluoksnis, požiūris į tą pagrindinį būstą gyvenamai ir viduramžiais tai, kas padėta, tai ko gero per antrą mileniumą nieko geresnio ir nesukurta iš architektūrinio stilių. Ir tai, kas dabar yra, tai, sakyčiau, šitą dekonstrukciją, greičiausiai tai yra reformacija. Ir reikia tik tai plot rankom, kad vis ten toks... Nežinau, aš labai nemėgstu tose žaidimuose terminologijų. Man taip atrodo, aš dėlioju šitaip, ne, matau tokias terminologijas, dekonstrukcijos. Ir kad postmodernizmas jis susišaukė su viduramžiu, ne, susišaukė daugybę visų tokių elementų. Ne viena mano pastebėjimas yra. Ir kad mes tik visiškai neseniai įžeidėme į tą viduramžius praktiškai. Nu, kai kurie laiko, kad dar prieš antrą pasaulinį karą, bet daugumai laiko, kad yra... 70. Jo, apie tos metus. Tai yra pakankamai šviežias darinys, jeigu taip žiūrėti ilgalaikį, ir linkotas išeis, tai, mano galva jisai bus trumpas. Ir daug yra kitų dar išorinių jėgų, nes jeigu anksčiau, jeigu lygint, didžiausias skirtumas, viduramžiuose ten viskas buvo generuojama Europoje, dabar tai ne tik Europos, bet pasaulis, yra labai daug skirtingų židinių ir jie irgi veikia. Arabų pasaulis nepriima, vakarų pasaulis ir jis niekada nepriims, ne, su savo tą pasaulyje žiūrė visiškai kitokį. Akivaizdu, indai jie išlaikys tradiciją, kas be būtų, čia gali bombos sproginti, visi dėtumės Hari Krišna ir panašiai, ne, indolantiški dalykai. Ar kiniečiai irgi, jie turi savo tą labai seną tūkstantmečių tą kultūrą, kuri labai neaiškiai, neturi jokios religijos, irgi labai. Ir jie būtent tą postmodernizmo atsiradimo vakaruose, kaip mes dabar gyvenam, aš manau, kad subalansuos ir išeisim kažkokį tai naują darinį, kad nebus toks visiškas analogas. Bet tai, aš apie bendrą lauką. Bendras laukas tai yra, kas jungia visumuoja tą judėjimą, kuris vyksta. Ne? Daugumoje yra dabar stabdymas visur. Tu bandyk kišti galvą, aš ką tave netiks. Lietuva tas pats, ne dėl ko žmonės bėga. Tai dėl to neįmanoma. Tai geriau kitoje valstybėje gyventi, kur tau, kaip sakant, tu nebūsi niekaip susijęs su ta bendra erdvė, tu būsi imigrantas, bet tau tie dalykai nerūpės iš viso. Tai yra pagrindinis kriterijus, ne ekonominis dalykas, dėl ko žmonės išvažiuoja. Paprasčiausiai užtenka prisiminti, kas važinėja ten pabūti kokį mėnesį kitą ir tas jausmas, kad tą ribojimo, reglamentavimo, kaip jisai, prancūzas, ne Derrida, kitas buvo,
nesvarbu. Kaip sakė, kontrolės visuomenė dabar mes gyvename. Jeigu iki tol buvo disciplinos visuomenė, pagal reglamentą kontrolė, tai reiškia, visi žingsniai yra suskaičiuojami ir tavo kaip galimybės, kaip kūrėjai, žiūrėti, labai menkas yra. Gali pasirinkti siaurą sritį, tenais atsisėsti ir kurti, bet būsi tad ne kūrėjas, o profesionalas. Yra didžiulis skirtumas. Profesionalai dažniausiai yra tušti, niekam tikėti. Jo. Aš psichologų tarpe esu psichoterapeutų, kaip sakant, kadangi esu matęs tiek, psichoterapeutus tenka gydyti nuo jų profesionalizmo. Jo, iš tikrųjų. Ir tenka gydyti labai aiškiai, kaip su kumščiu per stalą ir panašiai, nes kiti būdai jau nebeveikia. Tai yra būtent be konstruktyvių principų. Psichoterapija irgi, jeigu žiūrėt pas mūsų, tavo tokia galimybė dirbti labiau aiškiai, ryškiai ir kaip sakant, veikiant kitą žmogų, akivaizdžiai prisimant atsakomybę už tai veikimą, kuo toliau to labai reglamentuojama visokiais principais, etiniais principais ir panašiai. Tai irgi yra visokie kontrolės visuomenės požymiai. Ir aš tai džiaugiuosi, kad gyvenau didelę dalį tą laiką, kai nebuvo tos visuomenės. Ir dabar, kas bus, į ką vyksta, tai yra, nežinau kaip jaunimai, bet man tai labai žiauriai atrodo. Atsiprašau, žinot, aš norėčiau, jeigu galim, dar tokius platesnius komentarus ir dar turėsim laiko diskusiją arba pertrauką. Jeigu, žinot, kaip sakyti, tokiu, mano tas juodas darbas yra šiek tiek sužiūrėti ir laiką ir būti už tą profesionalą, kuriam tenka. Jeigu galim, bet prasme... Dar vieną klausimą. Žinot, ten dar yra žmonių, kas dar turėtų klausimą, nes porą klausimų buvo, tai vat... Aš norėjau, kad jūs akcentuotume pasiduoju tą konstrukciją kaip reiškinys, tai jinai yra naudinga, ar šiuolaikiniai visuomeniai? Jinai, naudinga, nenaudinga, tai jau yra vėl iš tos pusės, ne? Jinai egzistuoja ir jinai yra slopinama. Mene yra leidžiama, bet jeigu taip žiūrėti visuomenės, kaip kultūra, jinai yra slopinama. Ir tas, kaip sakant, užlaiko lavoną galutinį numirimą. Jis dvesia, bet niekaip nenudvėsia. Ta prasme... Tautrima, jūs čia ir kalbėjote apie tą nevaldomą dekonstrukciją, nevaldomą bendrą lauko kūrimą. O jeigu tai viską valdyti? Ir kaip tai viską valdyti? Kas tai gali valdyti? Ne, tai yra dėsniai. Ne. Tai čia marksizmo leninas šnekėjo, bet dėsnių jokių nėra iš tikrųjų. Visi dėsniai yra ošyčia pas mus. Gamtos dėsniai yra. Netgi mokslas, aš apie ką nešnekėjau, visi mokslo dėsniai irgi iš čia yra. Aš kalbu apie gamtos dėsniai. Gamtos dėsnių irgi realiai nėra, yra žmogaus sugalvoti. Jo. Gal gamta sugalvoja žmogų? Žmogaus proto savybė, kai jisai išskiria tam tikrą, kas jam dabar atrodo svarbu. Būtent išeidamas iš savo duomenų. Ir dėl to, ką buvo sukūrę, tarkim, kokie Indija prieš 3-4 tūkstančius metų, kokias ypatingus metalo tos darinius arba piramidžių pastatymus, dabar nebėra, nes buvo visiškai remiamasi kitais gamtos dėsniais. Išlikę tik tai galutiniai tie produktai, kurie labai ilgai išstovėjo. Taip ir, nesakau, prieš 100, jeigu aš nukeliaučiau į 20 amžiaus pradžią su kompiuteriu, mano kompiuteris neveiktų. Nes ten buvo kiti gamtos dėsniai. Suprantate? Ne tik internetas neveiktų, bet ir kompiuteris neveiktų. Gal įsijungtų, nes elektrą jau buvo sugalvoję, išskyrė iš konteksto. Ir čia irgi ne mano išmintis, čia irgi mokslininkai apie tai nuolat šneka, fizikai apie tai šneka. Apie tai, kad jų požiūris suformuluoja tam tikrų dalelių judėjimą, stebėjimą suformuluoja. Ir taip toliau, čia galim ten diskutuoti, bet turbūt neleis. Dar labai vieną klausimėlį noriu. Jūs va čia Foucault paminėjote apie tą disciplinavimą, visą ten tą panašiai, jeigu teisingai jūs supratau.
ir šiaip ta bendra tendencija, ar čia yra toks, nu, būtinas laikas, kad suspaudžia ir paskui ištroksta viskas į naują kažkokį darinį, ar čia yra tolimesnio darinio, tik tai pradžia, kaip man atrodo, taip bendrai. Nu, man atrodo, kad čia pradžia yra, nu, kaip aš pastebėjau, kiekvienas ateinantis laikmetis, jisai turi savo ženklus arba šauklius tam, kuris nueina. Tik tai, kai kada yra leidžiama jiems reikštis, kai kada neleidžiama, arba procesams reikštis. Tai šitaip, net. Tai ta prasme, tas visais spaudimas čia kaip pradžia naujo darinio, kaip, ar čia tik taip Aš manau, kad pasikeis kažkas, tai, kad mes tokiam sąstingi neliksime, kurie aš jaučiu, galbūt daugumą nejaučiu. Nežinau, gal viskas tvarkoja.